Teniso sąjunga iš esmės tai yra daugiau toks kaip koordinatorius visos teniso veiklos. Jis nėra sponsorius. Teniso sąjunga nėra sponsorius ir teniso sąjungos arba federacijos visam pasauliu labai. Bet galėtų kažkaip tarpininkauti, ieškoti, įstatyti į kažkokį kelią. Sutinku. Bet to nėra, ne? Nu, yra taip kaip yra. Pas ką čia sponsoriausia, jeigu čia nieks tų pinigų neduoda. Jeigu metinis biudžetas yra 200 000 litų. Nu tai yra toks, koks yra. Nu, ką daryti? Ką dabar reikia daryti? Mums davė kas čia olimpinis, dabar 50 000, tai su stančiūtė pasidalinom po 25 000. Gerai, 5 turnyriukai, žiūrėk, ir nereiks bilietų sumokėti. Dabar va Amerika bilietą nusipirko kiek ten, 5 000. 5 000. 4 ten su kapeik. Brangus bilietai. Brangus, Nu, žiauriai. tai. Bet dar yra tiek, kiek yra. Vienais metais laimėjo Ričardas, kada čia jau Saupaną gavo premiją, tai dabar dar yra turbūt likę benzinį, ne? Tai va, bilietų leidė, nieks džinsus gal 2 poras nusipirko, bet šiaip tai leidžia procesų pinigus, o daugiau, o šiaip tai aišku, ta parama, tai ypatingai dabar, kada jau sėdė ant savo kišenės, tai jinai, aišku, būtų labai smagi, bet nėra teniso nei. Čia visam pasaulyje lygiai tas pats yra, jeigu kol neatsiranda žvaigždžių, iš tikrų žvaigždžių, tarkim jau dabar kaip Gulbis arba koks nors Nadalis ar panašiai kažkas, kol nesupranta šitie funkcionieriai, kad tai yra, kad į tą sporto šaką irgi reikia duoti pinigų ir dėti, tai nieko nebus. Bet aš 100% žinau, kad atsiradus keletų gerų žaidėjų, biudžetas, vien tuo metu, kada jisai laimėjo pasaulio jaunių čempionatą, biudžetas teniso sąjungos padvigubėjo. O iki tol, kol buvo nelaimėjęs, teniso sąjungos biudžetas buvo 110 000. Ar gal dar mažiau, nu tai va, tai... Nu tai čia dar seniau. Tai prašau, tai va, jau tokį laimėjimą, kad ir, sakykime, čia, žinai, jauniai čia gal kas mažiau, kas daugiau vertina, bet padvigubėjo. O jei laimėtų kokį suaugusių, tarkim, kad yra ATP turnyrą atsistotų apie 100, aš manau, kad 3 kartus padidėtų biudžetas. Bet iki to reikia prieiti, o jeigu apie teniso sąjungą kalbant, tai iš kur jie paimtų pinigų?